kadangi vakar kelionės kilometrų ne visai tiek susukom, kiek norėjom ir šiandien pasižiūrėjom, kad Vokietijoje nebelabai čia yra ką, truputį yra ką pažiūrėti, bet arba panašu bus į tai, ką matysim Danijoje, arba mūsų tiesiog nelabai domina. Tai šiandien važiuojam ir tikimės pasiekti Daniją, jeigu nieks nesulūš. Va, ir kadangi dabar turim 300 km nuvažiuoti šitų pačių kelių ir niekur nesisuksim. Čia turbūt yra ilgiausia atkarpa, kurią parodė gyvenime. Važiuokit 300 šiam kilo iki posūkio. Jo. Va. Tai susigalvojam visokių veiklų važiuojant. Pavyzdžiui, idėja irgi kelionėse galima tokius užsiėmimus veikti. Tai pasirenkam abidvi po vieną mašinos markę. Tai Monika dabar pasirinko, ką pasirinkai? Audi. Aš pasirinku Volkswageną. Ir žiūrim į mūsų juostą ir priešinę juostą ir skaičiuojam, kiek mūsų pasirinktos markės pravažiuoja mašinų, kuri pirmą suskaičiuoja 10 savo pasirinktos markės mašinų, tą laimi ir pralaimėjusi stato pietus. Tai važiuojam. Volkswagenas 1. No. Audi ne 1. Volkswagenas 2. Kodėl kiekviena mašina yra Volkswagen? Ne. Volkswagenas 3. 4, 10. Laimėjo Volkswagenas. Ne. Galim antrą turą žaisti. Nagi sveikučiai ir sveikutėliai. Šiandien, žodžiu, irgi tokia biški pas mus važiavimo diena. Gabriel už vairą. Tiesiog motociklininkas praskrieja jaučiu kokį 200 ką tik. Šiandien tokia darbo diena, biški buvo, dasimušinėjau paskutinius aš darbus, reikalus Gabriel vairavo beveik visą laiką, tai nes man rytoj prasideda atostogos, tai žinot, paskutiniai patepimai, viską ir išeiname atostogauti, tai labai faina. Šiandien nulėkiam, kažką lėkiam apie 500 km bene, man atrodo. Dabar nužiūrėjau truputėlį kempingų, tai turėtumėm būti absoliučiai nakvoti prie pat Danijos sienos. To prasme, tiesiog realiai ant krašto Danijos sienos. Iš esmės pagal laiką ir kilometrus galėtume jau siekti ir Daniją šiandien. Ir taip ir planavom, kad miegosim Danijoje kažkur taip pravažiavę sieną, bet tiesiog 100 km nuo sienos nieko nėra, niekur kur miegoti. Tai yra tokių vietų, bet nelabai, tokios, nežinau, o kempinge buvom šią naktį, tai noris kažkur tai gamtoj, for free, ar aikštelė kokia, ar nemokamai parkingo vietoj, tai nelabai tokių yra, o kažkur toliau jau mes nebeišnešim šiandien išvažiuoti, ta prasme nebepavyks. Tai miegosim realiai prie pat sienos, tokiam miestelį, kaip jisai, Freisburg kažkoks, Freisburg. Žodžiu, tai ir gal dar tą miestą pažiūrėsim prie to pačio, kad jau ten stojam. 2 aikštelės ten yra nemokamos kemperiam kaip tik, tai bandom ten. Apie 200 kg liko, 109 kg liko iki ten, tai va pasispausim ir būsim pakankamai dar normaliu laiku. Apie 6. Jau laukiu biški, rytoj, man atrodo, biški gal pavažiuosim kokį 102 km ir jau Danijoje susirasim, kur prie jūros pačilint, pagulėti ir pasimėgauti.
Nuo ko? Nuo vairavimo. Nu. 200 km pavairavai šiandien. 3. Išjung problemą. Išjungiu. Turiu pasakyti, labai neblogi rankšluosčiai iš Decatlono. Max greitai išdžiūna. Tai rekomenduojam. Tai va, pasiparkam tokia aikšteliai. Jinai mokama nuo 8 ryto iki 8 vakaro, tai dabar yra 7. Tai mes dabar už likusią valandą sumokėjom 1 eurą. Visai dienai būtų 4 eurai stovėti. Kaip matot, yra nemažai kaimynų kemperistų čionais. Visų šiaip prirekomenduota ta aikštelė visai. Visiems patiko. Gražu šiaip labai namai šalia. Tokie įdomios labai statybos. Esam visai netoli centro, tai vat čia. Truputį paeisim palei kanalą, va čia, kuris yra, va, kur laivų jau viršus matosi. Ir būsim centriukai. Tai pasivaikščiosime dabar 7 vakaro, kaip sakiau, tai dar biškį pasivaikščiosim po centrą, pasižiūrėsim, kas čia per miestelis. Ir grįšim čia pernakvot, o rytoj ryte jau būsim Danijai. Nes esam realiai 8 kilai nuo Danijos sienos. Pajudam, kolegos. Pajudam. Super. Žodžiu, nekoks dabar jums čia vaizdo kokybė, bet yra kaip yra. Norėjom pasakyti, kad pavalgėm ką tik gražiai restorane, kaip žmonės, viską. Ką, tu čia dabar man čia? Miesto centre. Miesto centre, kaip žmonės. Ir dabar einam į mašiną, tiesiog pamiegosim. Miegam mašinai, bet vakarienė verta 5 eurų centriukė gražiai prie fontano. Nu, tai va, taip ir gyvenam. Parodysim jums, kaip kuriamės, nes truputėlį prastokai rytais būna. Netvarkėm tos atgabalinio vožtuvo problemos, tai galvom, kad čia gali būtinai. Nu. Jo, biški. Kol užsikorim, kol važiuojam. Labas rytas ir skanios kavytės. O, kažkaip užstrigai biški. Bet, žodžiu, nusiplovėme mašiną, kaip matote, va. Džiūname ir geriame kavą. Kodėl plauname mašiną? Vieną kartą jau mūsų klausė kažkas, kodėl mes plauname mašiną. Tai yra 2 priežastys. Kai važinėjai po tokią šalis kaip Vokietija ir Prancūzija praeitą kelionę ir va šiandien įkirsim į Daniją, aš turbūt esu mačius gal vieną purviną mašiną ir jinai yra darbinė kažkieno. Tarsi, ar kemperis, ar kas, nu, jų mašinos idealiai atrodo. Visi blizga. Tai kaip mes galim būti tokia purvinuma? Žinokit, bagažinės dangtis tai tiesiog jau buvo kaip žvyrų ką tik pravažiavęs ir matęs pirštų antspaudai, kur darom bagažinę. Žiauru. Tai va, čia viena priežastis. O kita priežastis, mums labai reikia nusiplauti visus langus, nes kai mes filmuojam kažką iš mašinos, tiesiog yra tokia musių makalynė, tarškalinė daužykla ir lavoninas,
kad tiesiog nieko per juos nebesimato. Jo. Tai va. Ir mes realiai kiekvienoje kolonėlėje sustojame, mes dažnai stojam arba ten į tūliką, arba kavos, arba Jo, ten jo. sneksų kokių. Ir nusiplaunam su tuo ten, kur būna šepetystas. Bet vis tiek. jisai net nepaima jau visų, ta prasme, nes jau ten milijonas tiesiog. Jo. Tai... Tai va, tai ir langai, ir mašina. Realiai dėl jūsų, kad jums gražus vaizdas būtų. Tai jūs čia jau mums nesakykit, kodėl jūs plaunat mašiną ir čia pinigus bereikšmiškai leidžiat. Mes stengiamės, kad būtų gražus vaizdas. Va. Va. A dabar važiuojam į Daniją jau. Šiandien dieną praleisim paplūdimy tokiam, kuris yra saloj iš vis. Jo, Ir tada išvažiuosim iš tos salos, ten miegoti negalima. Romos sala yra vadinasi. Pas Romką varom. Ir tada išvažiuosim iš tos salos nakvoti jau žemyniniai daly, nes negalima O saloje saloj nakvoti. yra aikštelė, bet ten ir kempingas yra vienas, bet mums nereikia į kempingą. Šiandien dar vis gamtoje kažkur, tai jo, tai grįšim. Tai šiandien labai trumpai važiuosime, prižadame duoti jums daugiau vaizdų. Iš viso sudėjus gal apie 1,5–2 valandas. Tai čia čia jau yra vaikų žaidimai. Bus poilsio diena. Taip. Viso gero! Pajudam, atvažiavom į Lietų, pabėgom nuo to plus 35 Lietuvoje, kurio taip nekentėm. Dar viena, kaip sakant, vienas tikslas dar pasiektas sėkmingai kol kas. O kaip jau bus ten toliau, tai jau pamatysim, bet pasiekėm tą, ką norėjom. Tai Daniją kirtom jau. Judame prie jūros, kur nemiega vakarai. Nu va, atvažiavom, pylė kaip iš kibiro normaliai. Dabar štai nei lašo nebūtų. O dabar, prašau, sausas asfaltas, gražiausia diena. Važiuojam į paplūdimį iš karto. Daug labai yra Volkswagenų iš Labai daug. Stovojavo, tu matei? Ai, tu! Labai daug yra Volkswagenų senų kaip mūsų. Užtat yra labai malonu. Jo, labai daug tokių geldučių mašinų, bet tikrai tokių labai senų. Jo, labai. Kai kurios tai labai. Dabar tai jau gali, man rods, viską filmuoti čia. Tiesiog. Sik. Kiek čia daug? Ne! Pažiūrėk, kiek kemperių ant smėlio. What? Paspaus gazą čia biškį. Oh my god. Oh my. Kaip kietai, aš negaliu. What the hell? Kas čia yra iš viso? Pažiūrėk, kai tvaru aš pirksiu. Wow. Ką manom? Ką manom? Wow. Aš galvoju, kad tokie dalykai yra tiesiog kažkur pasakose. Nu, tipo, man tai, pavyzdžiui, čia yra wow.
Aš galvau, kad tik filmuose tokius rodo. Pajudam. Pajudam, norim kėdžių. Taip. Šiltas vanduo. Labai žiauriai. Eisime maudytis, man atrodo. Kad negalima raudona vėliava. Nu ką, sustojam apsipirkti kažkokioj labai mažoj parduotuvytėj. Prisiparkavom čia iš viso, va taip aš ant gatvės. Ir einam kažkokią daglį brūksin, nes mums reikia maisto. Čia vienintelė parduotuvėlė, jaučiu kokį 2-3 kilometrų. 2-3 kilometrų spindulio, tai pamatysim kokią šią kainą. Kaina reikia maždaug dalinti iš 7,5. 3 euriukai vadovo kadai, 3 eurai dovo kadai. Gal biškai brangiau, bet... Nu, biškai brangiau, jo. Vienas avokadas kažkur 1 euras Lietuvoje gal. Mangas 1 euras su centais. Tunas, kas čia gaunas, 2 eurai. Ragaunam. Jūs pažiūrėkit, kokiu čia yra dalykėlių. Tipo galima pasigamint. Visai gal įdomiai, ne? Kaina kažkia 2 eurai. Pabandom? Galim. Žodžiu, nieko, žinokit, nesuprantam, ta prasme. Viską verčiam į kalbas, nu, normalu, kalbas danų, vokiečių kažkas, arba dar švedų mačiau kai kur. Tai, nu, tipo, viskas, tai kiekvieno daiktą, nieko nesuprantamai, dar tokias prekės kai kur nematytos, tai 5 eurai šitas. Sūriai tokie brangesni, šitas sūriukas 5 eurai. Mozzarella kas gaunas 3 eurai. 3 jo. Mozzarella, nu tokie sūriai gal brangesni. Sunkiai čia jie gyvena. Nevalgysim sūrio. Gabrielė niekaip negali apsispręsti guminukų skonių. Neišsirenka. Biški čia pasikrovėm dalykėlių visokių. Daržovių čia nėra tik nesveikas maistas. Mama, nežiūrėk. Daržovės ir normalūs dalykai po apačią. Einam į kasą. Žodžiu, už šitą maišelį
Čia yra, ne viską rodėm, tai pomidorai, agurkai, kopūstų truputėlį, kaip ten tie, iš Briuselio kopūstukai, tada batonas, avokadai ir tada vanduo, guminukai ir čipsų pakelis. Kainavo kiek? Kažkas tarp 30-35 eurų. 3-5 eurai. Atrodo, kad visai neblogai, ne čia bus. Už 5 daržovės, batoną ir vandenį. Panašu, kad bus brangoka. Bet to ką daryt? Suskraunam ir lėksim toliau į kelelį. Čia kažkoks kemperis labai fainas sustojęs. Pavažiuosim apie 20 minučių ir į savo nakvynės vietą. Labadienukė. Tai va, atvykom į tokią vietą. Yra ir brolių kemperių. Va, ir jūra šalia, ir Monika jau stovi, žiūri man. Tai mes atsistojame tokioje vietoje, kad jau mums nieks nebeuždengtų vaizdo, nes čia jau draudžiama bus stovėti tarp tų ženklų. Tai mes va taip idealiai iki jo. Va. Dabar manau, kad sėdėsime viduj. Biškinaisim prie jūros, o tada būsim viduj ir žiūrėsim pro langą į jūrą. Taip? Gabriel jau išein pas savį sakė. Jau jinai. Kažin, kaip tau čia seksis, kažin? Nelabai, žinok. Pačios mok pasimti. Galvojam, kad čia yra užsemta, o ne nusekę. Nes va čia atrodo lyg būtų buvęs kelias su medžiais šonuose, susodintais. Ir dabar jį užsiėmė. Nu tikrai, Monika sako, nieks nebrenda medžių nesodina vandenį. Iki bambos, o ne pasadai medžiai. Va. Nes auga tiesiog medžiai iš vandens ir taip visi tokia linijom dviem iš šonus sodinti, va, kur buvo lygtais kelias. Tai užlieja biški. Panašu. O dabar istorija, kaip 5 kelionės dieną sulaužėm savo mikrofoną. Tai ėjom krabukų pasižiūrėti va šitų, kur dabar čia jums rodom. Kažkaip įsidėjau tiesiog tą mikrofoną į kišenę džemperį, turbūt pasilenkiau ir nulūžo, išsitraukiau tiesiog su nulūžusia jungtim. Kas realiai reiškia, kad mikrofonas nebenaudojamas, absoliučiai nebeveikia ir nieko nebefilmavom tą vakarą, nes baisiai susinervinom. Nu, bet rytoj nauja diena ir puikia diena paieškoms naujo mikrofo.